Laidos rėmėjas Ladina. Darbo saugos specialistai ladina.lt. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams. Sveiki, čia sekmadienio rytas. Patruliai. Muzikinė grupė Patruliai. Jų likimas taip dažnai pakimba ant plauko, bet džiugu pranešti, kad panašu, jog į antrą dešimtį Patruliai žengs su trenksmu. Ir naujas grupės narys, ir naujas ruošiamas albumas, ir koncertinis turas. Pakalbėsime apie tai ir ne tik apie tai su, drįsčiau sakyti, grupės tėvu Algirdu Radzevičiumi, kuriam niekada, ačiū Dievui, nestigo sveiko humoro ir proto neišduoti šeimos ir muzikos. Pradėkim. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Laidos rėmėjas Ladina. Darbo saugos specialistai ladina.lt. Labas rytas. Labas rytas. Mūsų svečias Algirdas Radzevičius tikrai daugeliui pažįstamas, matytas veidas. Tai yra grupės Patruliai dainininkas. Kai kas būtinai pridurtų, kad ir buvęs policininkas, patsgi mūsų svečias apie tą periodą kalba nelabai noriai. Ir spėju ne todėl, kad nenorėtų prisiminti nuotykių, jeigu galime vadinti nuotykiais darbą policijoje, nuotykių, kurie įvyko tuo periodu, o būtent todėl, kad visi apie tai tik ir klausinėja. Todėl mes šiandien apie policininko darbą pasistengsime beveik nekalbėti. Juolab, kad Algirdas yra ne tik dainininkas, bet ir žmogus gebantis akimirksniu prajuokinti visą kompaniją. Aš nežinau, ar čia šiandien mes kvatosim, bet bent jau šypseną tokią darganotą sekmadienio dieną būtų tikrai ne pro šalį. Be to Algirdas puikiai gamina. Ar tiesa? Dėl puikiai gamina, tai... Sakyk, puikiai. Ne, iš tiesų nesu tas žmogus, kuris dažnas šeimininkas virtuvėje yra. Svečias dažnesnis, nei šeimininkas. Nei šeimininkas, jo, bet specialiai šiai laidai aš pasistengiau pasiruošti savo vieną mėgstamiausių patiekalų, apie kurį aš papasakosiu vėliau. Tu jį mėgsti tik valgyti, ar vis tik tu esi ir gaminęs? Esu gaminęs jį tikrai kokį kartelį kitą, bet ne vienas. Šiandien aš pasistengsiu tą atlikti savarankiškai. Kas buvo didysis konsultantas, kuris tave išleido pas mus į filmavimą Belmonte? Iš tiesų, tai yra mano uošvienės, mano žmonos mamos patiekalas yra, su kuriuo aš... Kokia pagarba uošvienė. Taip, žinoma, aišku, jo, šiandien aš jau taip sujungęs savo receptorių skonio ir pamokas išmoktas, atėjau pabandyti išlaikyti egzaminą. Beje, kaip tu pripratęs, kad į tave kreiptųsi? Algi ar Algirt? Šiaip mane visi vadina Algeliu. Algeliu? Taip. Taigi, Algelis netgi per televiziją visai Lietuvai pranešė, kad šiandien gamins uošvienės paprikas, taip? Taip, taip ir pavadinkime. Taip ir pavadinkime. Uošvienės paprikas. Tam patiekalui mums reikės, nustebsite? Paprikų. Netikėta? Kaip netikėta? Taigi, tai yra paprikos ir geltonos, ir raudonos, ir žalios. Štai, išdėliokite vėliavą. Taip pat pomidorų padažo. Taip pat, čia tikrai netikėta. Mums reikės kiaušinių? Reikės, netgi 2. Netgi 2 kiaušinių. Taigi, kiek man liks namo? Liks namo net 8. Valiu. Labai mėgstu, ką nors iš darbo parsinešti. Nebet būsim dar pralkę, neužteks valgyti, aš dar kiaušinį neiškepsiu. Sako, ir tai neblogai. Gali būti, kad komandai reikės, jeigu tik tai 4 paprikas darysi. Čia yra morkytės. Čia yra, paskaitam, kasgi čia yra, smulkinta jautiena. Riebumas nedidesnis 10%. Arba lietuviškai tariant, jautienos faršas. Jautienos faršas. Visus produktus mes be abejo, kad radome Norfos prekybos centre. Ten galite užsukti ir jūs, kai gaminsite šias uošvienės paprikas. Taip. Tai dabar pasakok, kaip čia maždaug, kas tai bus? Tai yra tiesiog ištuštintų paprikų, reiškia, išvalytų paprikų, reiškia, pakeitimas jautienos faršui ir viso to junginio išvirimas tiesiog puodė. Lygiai prieš metus, jeigu neklystu, buvo ta nelaimė, kitaip ir nepavadinsi, kai tu buvai gipsuotas. Buvo. Sargiai, kad nebūtum dar po to ir rankos susipjaustęs mūsų laidoj. O kas buvo, tiesą sakau, nežinau. Žinau, kad buvai gipse, dainavai su gipsu, bet kas buvo atsitikę? Buvau taip, reiškia, buvau išskridęs į Kanadą.
Koncerto metu likus keliem kūrinėm teko šokti nuo scenos, nes kadangi paprašė fotografas. Į gerbėjų minę? Na, ten tokia, matot, ta publika šiek tiek kitokia nei Airijoje ir Londone, ten gana solidus žmonės ir ten šventė. Aš mėginu įsivaizduoti, kaip sėdi solidus dėdės ir tetos ir tu jį man galbūt nusileidė. Šoko, kas įdomiausia buvo, reiškia, pradžioj sėdėjo, paskui jau šoko, buvo labai linksma iš tiesų. Ir fotografas gulėjo ant žemės, scena tokia gana aukšta, kaip maždaug kaip šitas. Viskas keistai vyksta tavo koncertuose, fotografai guli. Ir sako, šok, nes jis matė mane jau ne kartą, reiškia, į tą publiką, ne laiptelės nusileidžiantį, o šokantį reiškia, į salę. Sako, šok, aš tai pagausiu orę, žinai, tai aš matau iš lūpų, žinai, iš tą šuoliuką, žinai. Ir žmogus, vietoj to, kad pasiridentų čia į tą pusę, gana pagyvenęs žmogus buvo, beje. Fotografas tas, taip, tas kuris fotografas, gulėjo? Jo, ir jisai tiesiog į tą šuolio pusę. Bet aš besileisdamas, taip gana makabriška, tokia mintis į galvą šovė, kaip negražiai jis atrodys uždengtas, žinai, su baltanklodė, žinai, veidas artimiai negalės net atsisveikinti. Tai aš nusprendžiau tą koją kryptelti į kitą pusę ir teko. O jis nufotografavo? Nežinau. Taip ir nežinau. Net ir nežinai, ar įvyko tas auksinis. Tikrai mažiausiai galvojau apie tai, ar ta nuotrauka pavyko. Bet iškart pajutai, kad labai skauda. Jo, iškart pajutau. Kiek laiko negalėjai koncertuoti dėl tos traumos? Netaip suformuluotas klausimas. Kiek laiko tu su tokia koja koncertavai? Aha, taigi nebuvo žodžio negaliu, vis tiek koncertavai. Nebuvo. Net ir tą koncertą pabaigiai? Tai vat, susilaužyta koja? Tas koncertas taip ir pasibaigė. Aš, kai jau reiškia, nusileidau ant tos kojas, mano tiesiog kulnas sugerė tą visą informaciją. Jo, bet ačiū Dievui, nereikėjo paskiau. Vėliau jau nereikėjo nei operacijos nieko, jis tiesiog suskilo. Jis tiesiog suskilo? Jis tiesiog suskilo į daug dalių ir tos dalys liko savo vietoje, ačiū Dievui, ir nereikėjo jų remontuoti visokiais varžtais ir panašiais dalykais. Ir užkulisiuose, reiškia, ta tokia užuolaida plati, didelė, kolega dainuoja scenoje ir kaip tik jo partija, o aš jau mano taip pat už posmelio ir aš taip atsistojau už tos užuolaidos, žinai, lipant tais laptukais. Į kumštį įsirėkiau gerai ir užlipau ir pasibaigiau dar porą kūrinių. Dar sudainavai? Jo, iki galo. Ir po to tiesiai į ligoninę? Ne į ligoninę. Nušuoliavau į užkulisius ir atsigulėjau ant tokių kėdžių, reiškia, 3 ar 4, reiškia, tokios. Ir čia visi laksto, nereikia, viskas tvarko, duokit vandens atsigerti, žinai. Ir tos kėdės stovi ir man atneša vandens, paduoda stiklinę vandens. Na, čia kaip tam anekdotė, žinai, kai toks visas svoris didžiulis, kaip, pavyzdžiui, mašina svyruoja ir koks mažas paukščiukas atsitupia, žinai, ir man paduoda tą stiklinę vandens, tos 2 kėdės lūžta. O Dieve, kojas laužė, dar nuo tų visų kėdžių nusivertė. Ten cirkas buvo, žodžiu, ir ką, nieko, grįžom pas organizatorius į namus, žodžiu, Gerime gerų įgėrimų, visokių, žinai, iki pat ryto pradainavome dar. Pradainavome dar, reiškia, ir jau paskiau sekančią dieną teko važiuoti į ligoninę, šviestis, tvarkytis, jo. Ir taip, mūsų žvaigždės štai save tausoja ir kadangi komfortabiliai gyvena. Grįžtant prie to, kiek tu nekoncertavai, tai yra kiek laiko stakoja, tai grįžome gruodžio pradžioj iš Kanados. Tai jau buvo pats prasidėjęs renginių maratonas didysis, jo, to periodo. Tai labai paprastai, viena koja ant kėdės, kita koja dirba už 2, tos pačius judesius. Ir viskas nieko neatšaukė, nei vieno koncerto. Nei vieno koncerto neatšaukiau, dar turbūt ir net pasitarnavo reklamai. Įdomiau buvo, jo, čia paskelbė dar kažkur vienam kitam straipsnė, tai gal net ir prisidėjo, sakyčiau. Beje, ar muzikinė veikla yra vienintelis tavo pajamų šaltinis? Šiaip iš tiesų, kol kas taip, nes jos pakankamai daug yra. Yra visokių dar tokių, kaip sakyt, papildomų veiklų, kurios taip nėra taip, kad aš šitą darau. O kas maždaug? Tai yra verslas kažkoks? Jo, žmona mano, vadinkim, šiek tiek verslauja šiaip. Ar vadinkim žmona, ar vadinkim verslauja? Vadinkim žmona verslauja, vadinkim. Jo, tai aš ten kažkiek tai padedu, tokį turim tokių visokių gražių idėjų, bet kadangi, sako žmonės, jeigu tu pradedi kalbėti apie dar neišsivyščiusi dalyką, neįvykusi, tai nereikia kalbėti, nes taip, gerai, dar kas nors nukosės gerai idėja. Dar nukosės, jo, tai vat... Tai šeimos kažkokią tai turite versliuko idėją, ar ne? Taip. Taigi, apie tą muziką, kuri, kaip ir ką tik išsiaiškinom, yra vis tik pagrindinis pragyvenimo šaltinis ir pagrindinė veikla, ar dar galiu sakyti, kad ir pagrindinis hobis?
Visiškai teisingai, nes praktiškai aš gyvenu tuom. Visas tas gyvenimas ir yra kūryba, yra malonumas tai darant, betarpiškas tas bendravimas su tais mūsų, su savo publika, žmonėm ir platus keliavimas, ką aš be galo mėgstu, ta prasme, ir be galo mėgstu keliauti Lietuvoje. Jis yra be galo graži mūsų šalis, tikrai, ir man turbūt, aš jau kartais juokauju, kad turbūt nėra neasfaltuoto kelio, kurio aš nebūčiau pravažiavęs. Tikrai taip daug po Lietuvą beveik galėčiau sakyti. Trankotės, ar ne? Vieškeliais, keliais. Absoliučiai, visiškai teisingai. Jo. Tai kiek tų koncertų maždaug turi, per mėnesį, per metus, kaip tu skaičiuoji? Taip, kaip čia skaičiuosi. Ta prasme, yra tokių dalykų, yra kai kurie kolegos, kurie labai riboja savo skaičių, nes tauposi jo ir tokiems, kaip sakyt, pačių organizuojamiems renginiams, koncertams, pasirodymams, vadinkim, ten jubiliejams. Mes vis tiek daugiau tokie esame kviečiami atlikėjai, kaip pasakyti, mūsų profilis toks yra, reiškia, vadinkim. Tai labai daug proginių įvairiausių, ar ne? Visokių proginių švenčių, jo, nuo gimtadienių, ten vestuvių, jubiliejų, iki visokių ten įmonių vakarėlių. Jūs nesibodėt ir tokių privačių? Ne, tikrai mes nesibodėm, nes tai nėra ko slėpti, tai vis dėlto yra Tūlo Lietuvos atlikėjo pagrindinė duona, nes mūsų rinka nėra tokia didžiulė, kad mes galėtume nuolatos važinėti po Siemens arenas, visokias ten visi atlikėjai. Ten yra, aišku, kolegos, kurie gali to leisti ir yra pilnai to nusipelnę. Kiekvienas turbūt nusistato savo kažkokius tai, reiškia, kažkokias tai ribas ir siekiamybės. Nereikia ilgai Google'o kankinti, kad pamatytum, kiek straipsnių iškart iškrenta būtent apie visokius įvykius, ar net, sakyčiau, nelaimės, kurios nutinka grupiai, patruliai. Tai tas, tai kitas, tai tas, tai anas. Tu pats savęs neklausi, kas čia yra, kas čia jūs persekioja, kas čia per ženklas ant jūsų grupės uždėtas? Negaliu pasakyti, šiaip labai paradoksaliai skamba patruliai, ar ne, kaip ir turėtų pavadinimas pats kalbėti save, bet taip tiesiog nutinka tokie sutapimai. Nežinau, jeigu tai būtų tęsusi kelis dešimtmečius, tai galbūt, jeigu dar vienas, antras, trečias, ketvirtas, galbūt jau būtų, čia iš tų dar, tie pirmi du variantai dar nėra pats baisiausias dalykas, aš taip galvoju, pačiai grupiai. Bet mišias bažnyčiai mėginai užsakyti? Bandžiau ir kunigas nesutiko? Ir buvau, sutiko, viskas tvarkoja. Laikė mišias už grupę patruliai, bet geras būtų, o gal rimtai pamėginkite? Gal baigsis persisekiot? Mūsų grupės ir šeimos geras draugas Ričardas Daveika, kuris ir mus tuokė, ir vaiką krikštėjo visą, jis man net davė pasiūlymą, reiškia, ta prasme, rimta gana. Tai jis buvo pasiūlęs, reiškia, surengti koncertą, bet jau, reiškia, dabar akustinė apskritai, reiškia, po visų mišių, ten yra tokios tradicijos, tai kartais dvariono vaikai padainuoja, tai dar kažkur, viršui tokį padarytis, bet sakau, tu supranti, kad mes, reiškia... Na, bet repertuaras tikrai yra platus, yra... Na, bet ne bažnyčiai pritaikytas iš tikrųjų. Bet yra vienas kitas kūrinys, bet aš jam tą ir pabrėžtinai pasakiau, taigi ne bažnyčiai, nėra skirtumo, sako, taigi yra, ta prasme, tai žmonės pasauliečiai, tai ateina įvairių žmonių, kuriems, ta prasme, būtų pramoga kažkokia. Graži mintis. Jo, labai graži mintis, tai va, tai mes kol kas ten nespėjome gyvenimą, pažiūrėsim, gal kas ir gausis ateityje. Tuo tarpu, kad nemaišyčiau darbui mūsų svečiui, aš darau mažą pertraukėlę ir kviečiu jūs į rubriką Namų darbai. Ką paruošė mūsų redaktorė? Dėmesio. Kiekvienas svajojame įsirengti namus taip, kad į juos būtų gera grįžti ir jauku būti. Ypač namų interjeras svarbus jaunoms mamytėms, kurios didžiąją dalį laiko praleidžia namuose. Sociologė Kristina kaip tik dabar motinystės atostogose, tačiau tik jaunos mamos supras, kaip kartais norisi užsiimti kadaise įprastą veiklą. Pasilgstama net darbo prie kompiuterio. Todėl tik įsigijusi namą, Kristina didelį dėmesį skyrė darbo kambario įrengimui. Ilgai svaršiusi, kokias užuolaidas išsirinkti, jauna mama įsigijo romanetes. Bet šis sprendimas nepasiteisino. Visų pirma, tai darbo kambario langai išeina į pietų ir rytų pusės ir pakankamai labai daug saulės šviesos. Siekiant išvengti tiesioginių saulės spindulių, romanetės mes nuleisdavome. Tuo metu kambarys atrodydavo labai niūrus ir pakankamai šaltas ir tamsokas, nors audinys mūsų galva buvo tikrai šviesus ir turėjo būti puiku tam kambarį. Kristina pagalbos kreipėsi į specialistus.
Šiuo metu itin populiarėja medinės žaliuzės, kurios suteikia patalpai savito jaukumo, solidumo ir prabangos. Medinės žaliuzės labai lengvai įsilieja į bet kokį dizainą, ar tai būtų biuras, gyvenamasis namas, ofisas arba gydymo įstaiga. Bet Kristina įkalbėti nebuvo lengva. Žaliuzės kėlė nemalonės asociaciją su darbu šaltame oficialiame biure. Vis tik specialistų argumentai paėmė viršų ir dabar darbo kambaryje visai kita atmosfera. Iš tiesų šiame kambaryje jaučiuosi labai gerai. Jame vystom naujas mintis, idėjas ir augame, kadangi medis jisai ir skatina augimą, gyvybę, kūrybiškumą, tad tokia jaučiasi pakankamai harmonija. Jauna moteris džiaugiasi, kad iš gausaus medinių žaliuzių spektro pavyko išsirinkti derančias su darbo kambaryje esančių durų atspalvių. Tad dabar kambaryje dera ne tik mintys, bet ir spalvos, o pro langus sklindanti šviesa tapo ne minusu, o privalumu. Iš tiesų, horizontalių žaliuzių pagalba galime reguliuoti šviesą ir išvengti tiesioginių saulės spindulių, bet kambaryje pakankamai šviesu ir gera. Kristinai antrina ir specialistai. Pagrindiniai medinių žaliuzių pliusai būtų tokie. Tai lengva priežiūra, apsauga nuo karščio be abejonės, šviesos reguliavimas ir patikimumas. Pasak specialistų, ko gero nėra tokios vietos, kurioje medinės žaliuzės taptų svetimkūnių. Ar kada pagalvojate, kad ilsėdamėsi pamėgtame spa salone atsipalaiduojate ne vien tik prie kūno prisilietus profesionalams, bet ir nuo sukurtos aplinkos, spindinčios žvakės, maloni prietema ir gal kiek netikėta, bet jauki detalė – medinės žaliuzės, kurios suteikia jausmą, tarsi būtumėte natūralios gamtos apsuptyje. Kuriant Vilniuje Provanso kvapų interjerą, levandų kambaryje pasirinkome natūrales medinės plačias žaliuzės, kurios suteikia jaukumo ir šiltumo pojūtį klientui. Spa įkūrėja sako, kad medinės žaliuzės interjere gerokai nustebino visko mačiusius klientus. Būna, kad jie ateina ir nustemba, kad pakankamai gerai įrengta ir jie sako, wow, ir nesitikėjom, būtent kada užeina į levandą arba jazminų kambarį. Ir jaučia, iš tiesų jie jaučia, kad skirtas dėmesys detalėms, interjerui, natūralioms medžiagoms. Tad jei dabar kaip tik galvojate, kokį rūbą parinkti jūsų langams, galbūt medinės žaliuzės yra kaip tik tai, ko ieškote. Apie konkursą. Atnaujink savo langų stilių su Domus Lumina produkcija. Rytininėmis užuolaidomis, žaliuzėmis ir romanetėmis. Iki gruodžio 14 dienos laukiame jūsų butų ir langų nuotraukų su aprašymais. Prašome nepamiršti nurodyti ir savo kontaktų. Aprašyme būtina paaiškinti, kodėl būtent jūs verti laimėti 500 litų vertės čekį. Laiškus siųskite elektroniniu paštu adresu konkursai@domuslumina.lt. Visos nuotraukos talpinamos Domus Lumina Facebook profilyje. Čia už jas jau galite balsuoti laikinimo principu. Prieš pat Kalėdas gruodžio 21-ąją mūsų laidoje paskelbsime nugalėtoją. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Primenu, kad šiandien svečiuose patrulis, lygiuot ramiai, Algelis, taip sakė, virt kep lygiuot ramiai, Algeliu, taip būtent jį vadina visi draugai ir kolegos, o žmona irgi kviečia Algelį? Taip, rimtai? Kartais, kai būna labai geros nuotaikos, tai o kaip blogos? Būna dažniausiai. O kaip sako, kaip blogos, tas įdomiausia. Algi. Algi. Geras, esu, žinok, šeimoje taip pat, jeigu aš sakau Giedriau, jis tada man sako, taip, Asta. Ne, šiaip mane Algirdu iš tiesų vadina tik tai giminėje. Jeigu jie mane kitaip pavadintų, aš jau galvočiau, kad irgi kažkas negerai. Supyko, taigi šilčiau yra tikrai Algelį. Bemaž 5 metus tu dainavai poroje su taip pat buvusiu pareigūnu, ar ne, su Milgetu. Po to buvo Gytis. Po to buvo Gytis. Gytis Balčiūnas. Taip, Gytis Balčiūnas. Ir dabar, jeigu teisingai žinau, yra Juozas iš Šventuko. Juozas Butnorius. Dabar jau iš patrulių.
Dabar jau iš Patrulio, atsiprašau, bet jis iš tikrųjų sutinki, sunku bus numušti tą, jis vis dar yra Juozas iš Šventukų, buvo tikrai taip išgarsėjęs. Kaip judu susijot, kaip jūs suvedė tie kūrybiniai keliai? Iš tiesų, nežinau, nei kaip pasakyti. Na, Juozo įvaizdis šitiek metų buvo su tautinė juosta, liemene ir traukė jis tokias dainas, Ramštadrylę. Kas nors būtų man pasakęs, kad jisai bus kažkada mano partija. Nepatikėtum, ar ne? Bet galų galiai ir amžiaus skirtumas yra šioks toks. Nepatikėjai. Nežiūrint į tai, kad aš labai gerai ir jaunai atrodau, bet jis gerokai jaunesnis už mane yra. Va, tai tas dalykas ir... Bet, žinokit, mes sutapom, tai yra, kaip buvo, aišku, keli variantai, galvojame, rinkomės iš visų, bet kažkaip Juozas užstrigo man ir iki to laiko mes jam nei draugai, nei ką, teko vienam kitam renginį susitikti, tiek jį organizuojam, tiek ne visai, ir kažkaip atšovė mintis, turi būti pirmiausia, aišku, žmogus su muzikiniu išsilavinimu dainuojantis, suprantantis, kas tai yra muzika, kūrimas ir panašiai, ir jis kažkaip atitiko visus tos mano kriterijus. Jo. Ar keičiasi repertuaras keičiantis nariams? Tai bus jau trečiasis tavo kolega? Yra, tiksliau, Juozas. Aš gal pavadinčiau tai sutapimu, kad tas repertuaras jisai keičiasi. Albumo neturim tokios, mes kažkaip tai, mūsų pozicija nėra leisti į metus po vieną albumą. Rečiau. Jį rečiau ir kol jisai įsivažiuoja, kol ką, galų galia tai nėragi kažkoks tai fabrikas, kur tu gali kepti. Be abejo. O kiek metų yra Patrulių projektų iš viso? Vat apie tai man dabar kalbėti labai malonu. Malonu? Taip. Ai, tai neišeisiu, nes susiruošiu veit plauti. Imk mentelę. Tai kiek? Ateinančiais metais, 2015 metais, mūsų grupė jau įšoks į dviejų skaičių zoną. Mes jau busim 10-mečiai. Oho! Taip, 10 metų lygiai mūsų projektai. Planuojame, žinoma, renginių ciklą. Maža pauzė mūsų pokalbėje. Tu, kol iškepsi morkas, aš išplausiu dubenį. Pasakau ir tau, kad žinotum, ir žiūrovam, kad mes tengiamės naudoti be abejo ploviklius, kurie tinka net alergiškiams. Beje, aš tokia ir esu. Tuoj grįšiu. Praėjusią savaitę prasidėjusi registracija į konkursą Mokyklos virtuvės brolyje įgauna pagreitį. Bet apie viską nuo pradžių vis dažniau susimastome apie sveiką mitybą. Ko gero, visi sutiksite, kad sveikos mitybos įpročiai tampa neatsiejama gyvenimo dalimi. Jie pradedami formuoti nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų. Reikia ugdyti nuo mažens. Nes jeigu jam nepasakos, nerodys, neduosi paragauti, tai jie patys, nes vaikasgi nežino iš pradžių. Tai jeigu duodame ir namuose, ir visoje aplinkoje, kur jisai būna, tai jis tada ir įpranta. O įpratęs mažylis jau gali pasakyti, kas tikrai skanu. O pomidorą ir kopūstą? Pomidorą ir kopūstą mėgsti, taip? Ypač svarbu, kad sveikos mitybos idėja iš namų ir darželių keliautų į mokyklas. Vaikų ir ne tik maitinimą organizuojanti įmonė Pontem tai žino ir šiandien jau gali pasakyti, moksleiviai taip pat moka maitinti sveikai, mat norinčių dalyvauti konkurse labai daug. O jei tavo klasė kupina kulinarinių idėjų, tai reikia sukurti sveiko patiekalo receptą, jį pagaminti, gamybos procesą filmuoti ir fotografuoti ir visą šią medžiagą kartu su trumpu gamybos aprašymu bei receptu atsiųsti konkurso rengėjams. Nepamiršk paminėti savo vardo, pavardės, klasės bei mokyklos pavadinimo. Visus sveiko maisto kulinarinius šedevrus įvertins patyrę specialistai ir išrinks sveikiausiai pietaujančią klasę. Kaip tarkim dabar čia bendradarbiauja tėveliai ir darželis, taip pat čia ir mokykla, jeigu jinai nesistengs, jeigu toliau neskiepis, nepasakos, kad tarkim ten svarbu, tai vis tiek vaikai, jiem dingsta tas, jie suras, kas jiems skaniau, atsiras kažkoksai tai ten saldainis ar kas, jeigu ir mokykloje bus testinamas, tai žinoma, kad jam bus lengviau pasirinkti. Įrodyk, kad tavo klasė maitinasi sveikai. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo taisyklės rasi Pontem konkurso Mokyklos virtuvės brolyje Facebook paskyroje. Taigi kepinam morkytės svoguniuką, viskas paprasta, dėsi prieskonių?
Ne, čia jau prieskonių nebedėsiu. Prieskoniai yra viduje ir puodė mūsų. Ar padažas irgi uošvienės, ar čia judu su žmona patobulinot? Uošvienės iš tikrųjų. Viskas uošvienės? Turbūt, kad viskas uošvienės. Nuostabi uošvienė, mano Anyta irgi labai gerai gamina, linkėjimai. Taip, linkėjimai visom Anytom ir uošvienėm. Jos šiandien įsivaizduoju, žiūrėdamas laidą galvoja, o čia tai žentas. Mano uošvienė mane papirko tokį visą laiką, jinai to, reiškia, per tas anekdotinės situacijas, reiškia, mes visą laiką žiūrim. Ir aš sakau, uošvienė, vienintelė, turbūt viena iš nedaugelį uošvienių, kuri savo uošvienės kambarį turėsit ir langus. Kaip? Nieko nesupratau. Yra vadinami Anyto kambariai. Uošvienės kambarėlis. Jo, tie tokie, vis kur ateina kas nors, nu tai kur čia mano ta vieta, ar svečiai pamato kokį skladuką, kaip ten sako. O, čia jau tavo. Ne, jau šiuo atveju pas mus ir mes jau namie esame rengę su žiemos sodu, sakiau, mus. Dar porą receptų tokių ir... Net atskirą įmą padarysim. Ar tavo žmonai, Melisandrai, nepabodo tavo nuolatinis važinėjimas po Lietuvą, užsienį, koncertai, gastrolės? Tiesą sakant, jinai pati šiek tiek kurį laiką koncertavo ir buvo visame tame šou pasaulyje, puikiai supranta tas kelionės, kad tai yra. Vėlgi, ar būtų ar nebūtų žmogus buvęs tam pasaulyje, jeigu priema tokį, koks esi ir su tavo visa veikla ir su visais dalykais, tai gali būti kita vertus buvęs nebuvęs toj pačioj vietoj. Tai yra neatsiejama darbo dalis. Vasarą, žinoma, keliasi viskas į pajūrio pusę, tai šeima kartu dažniausiai būna, tai ten iš visiems nėra ko skųstis, nuolatinės atostogas, žinai, ir visa kita. Tavo žmona taip pat muzikavo ir buvo scenoje. Nesinori jai grįžti? Tu jai užkirtai kelius. Tu liepė sėdėti namie su vaiku. Kaip čia atsitiko? Čia antra tema po policijos yra. A, tikrai? Taip. Pataikiau, matai, aš nesu labai tokia uoli interviu sekėja. Tai tik pasakyk, ji nenorėjo pati? Ne, viskas natūraliai. Gimė vaikas, mūsų kūdikis. Ir gana, mes apie viską gyvenime šnekamės. Ir tai buvo aišku, kad aš jo neauginsiu. Ta prasme, taip kaip gali auginti mama. Neduosiu aš jam nei krūties, nei suprantate apie ką aš. Tai iš esmės buvo priimtas sprendimas, nes... Kaip tik susijęs su motinystė, taip, jos dingimas? Su motinystė, jo. Ir aišku, yra kolegių, kurios grįžta į sceną praktiškai vos ne poligoninėse. Ar ji planuoja grįžti į sceną? Mes apie tai nešnekam dabar taip, kad... O tu paklaus, gal žmogus nori, gal laukia, kad tu paskatinsi. Jinai nori padainuoti, jinai būna, jinai gauna, mes buvome... O ką reiškia negrįžo? Jinai grįžo į sceną. Mes dainavome Nidos festivalyje kartu su jie duetu. Paskui jinai dainavo su dar keliam atlikėjom, reiškia, scenoje, taip pat Nidos festivalyje. Vienoje kitoje laidoje sudalyvauja padainavimuose. Bet aktyviai nebedainuoja? Aktyviai taip, kad iš to... Gyvent? Taip, ne. Kaip tėčio karjerą vertina šešiametis Rokas? Rokas yra aktyvus mano koncertinės veiklos dalyvis. Vasarą nekartą lipo kartu su manimi sceną. Kaip tik apie tai, juk daug žinomų žmonių, šiek tiek slepia arba labai slepia savo vaikus. Jūs leidžiat jam ir į sceną, leidžiat ir fotografuotis. Kodėl? Todėl, kad jam vaikui pačiam patinka. Vienas dalykas, aišku, aš nematau jokios problemos. Bet kokiu atveju, jeigu jį norės pasigauti, jį pasigaus. Ta prasme, fotografai, fotokadrai kažkokie tai išeis ar į televiziją. Aš nematau problemos, jeigu jam pačiam tai patinka. Jam patinka... Kalbat apie tai, kad jis galbūt bus scenos žmogus? Gink Dieve, aš jo neskatinu to daryti. Aš iš vis jo nieko neskatinu. Aš jo klausiu, ko jisai nori. O ką jisai sako? O jisai nori būti kartu, bent šiuo etapu labai anksti kalbėti apie tai, ką jisai iš tiesų gyvenime veiks, manau. Bet šiuo metu jam tai labai patinka, kaip ir patinka sportuoti, dabar kaip tik pradėjau lankyti krepšinio treniruotės, irgi ir paraleliai, reiškia, ir muzika, ir sportas. Aš tiesiog nenoriu jo niekur kreipti nei vieną, nei kitą pusę su žmona, bet tiesiog, kol jisai pats nesuvoks, ko jam reikia ir ką mes tiesiog stengiamės, kad jis neišklystų kažkur iš to kelelio. Tai va tiesiog prilaikom iš abiejų pusių, kad jis eitų savo tikslus, per daug neklupinėdamas. Į policiją spėjau, tu tikrai nebegrįši. Turi planą B? Ką daryti? Planą B turiu, tai va ties tuo planu visą gyvenimą, ta prasme visą šį pastarį laiką ir dirbame, kad, ypatingai mūsų profesijos žmonėm, įsivaizduokite,
bet kurią akimirką gali ir čia nulūžti, ir dar kažką, tu nedaug dievė, ar ten kokia nors nelaimė. Tavo tėvų darbai ir gyvenimas susijęs su muzika? Mano tėvų? Taip. Taip, mano jau amžinatilsį abiejų tėvų gyvenimas susijęs tiesiogiai su muzika buvo. Taigi tu, galima sakyti, tą gyslelę iš tikrųjų gavai iš jų? Taip, mamytė buvo mano chorvedė, chorų vadovė, o tėtis buvo ilgametis VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro meno vadovas ir vyriausias dirigentas. Kas tave nešė, atsiprašau, koks velnias, į tą policiją? Į tą policiją tėtis mane ir nunešė beje amžinatilsį. Reiškia, kai 12 klasėje dar muzika buvo galvoje labiau nei mokslai. Tuo metu buvau neapsisprendęs, ką daryti tiesiog, kur ir ką. Man tada rūpėjo pinigai, tie vakarai tenai, ten buvo iš tikrųjų nepakartojama patirtis. Ir tėvukas išsigando, kad tu nueisi... Ir jisai tiesiog tuo metu jis jau buvo atkūręs kaip tik prieš kelis metus tą orkestrą, gavęs nemažą laipsnį policijoje. Ir tiesiog sako, pabandyk. Kas yra tavo geriausias draugas, kuriam tu gali paskambinti naktį? Žmona. Jai skambinti nereikia naktį? Bet aš koncertuoju dažnai. O tu dažnai skambini naktį pasakyti, kad grįšiu vėliau? Taip, bet kad nebūtent tą frazę ištarti. Įsivaizduokim, kad tuoj kalėdos, o iš tikrųjų jos jau gan greitai, kas čia beliko mėnesiukas, jeigu skaičiuotum viščiukus šių metų. Svarbiausi įvykiai. Svarbiausi įvykiai. Pokyčiai grupėje, naujas narys, Juozas. Pasiruošimas, kaip jau minėjau, mūsų 10-mečio turui. Naujo albumo leidybos reikalai, kuris beje taip pat greitai pasirodys. Liūdnas įvykis be galo. Tai tėvelio netektis išėjimas paliko mus šią vasarą. Tai daugiau, manau, net ir nesugalvosi, kas galėtų būti stipriau ir emocioningiau. Lieka linkėti, kad paskutinis mėnuo būtų vis tik kupinas kuo džiugesnių įvykių, kuriuos dar spėtum įrašyti į šių metų suvestinę. Dabar trumpa pertrauka, kol baigė troškintis paprikos ir ruošiamas padažiukas, pasimkite rašiklį ir rašykitės. Uošvienės paprikos. Uošvienės paprikos. Atsargiai išvalome paprikos vidų. Tada paruošiame įdarą. Sumaišome smulkintą jautieną, supjaustytus svogūnus, 2 kiaušinius, ryžius, įberiame druskos, pipirų, mėgstamų prieskonių bei visą masę sudedame į paprikas. Įdarytos paprikos yra verdamos puode apie 40 minučių. Atskirai paruošiame padažą. Jam reikės supjaustytos morkos bei svogūnų. Juos apkepiname alyvuogių aliejuje. Pabaigoje įdedame porą šaukštų pomidorų padažo. Baigiant virti paprikoms, šį padažą pilame į puodą ir dar patroškiname apie 10 minučių. Skanaus. Labai gražus vaizdas šį rytą ant stalo. Netikėtai. Pačiam netikėtai? Spėjau, kad smalsu paragauti, ar ne? Ne, kai eini ir tikiesi, tai ir gaunasi turbūt taip. Aš paragausiu ir parašysiu tavo uošvieniai laišką ir ten bus išklota visa teisybė. Aš tikiuosi, kad jūs gaminsit namie ir jums tikrai pasiseks, nes tai yra ir maistinga, ir sveika, daug daržovių ir sveikos mėsytės. Taigi visiems sakau skanaus, kas gamins ir kas dabar prie stalo pabaigai. 3 žodžiai apibūdinantis tave. Kartais greitas, kartais lėtas, bet visada mylintis. Štai kokia graži laidos pabaiga. Kadangi visiems, ypač meno žmonėms, ypač šou biznio žmonėms, kalėdų periodas, tai yra kartais ir duona, kuri po to maitina pusmetį, tai aš labai nuoširdžiai linkiu, kad tai būtų darbingas, geras, sklandus periodas patruliams, tas visas kalėdinis. Ir kadangi tu sakei, kad nebėra kelio ir kelelio, kuriuo tu Lietuvoje nebūtum važiavęs, aš linkiu vis tik, kad visi keliai parvestų tave namo, ten, kur esi mylimas ir laukiamas. Viso to paties ir tau, ir žiūrovam. Ačiū labai. Ir kadangi tu grįžti šiandien namo? Žinom. Ne į koncertą. Tikrai ne. Valio, tai mes namo įduodame, spėju, kad pats nepasinaudosi, bet mūsų draugų rėmėjų Beoti dovana tikrai pradžiugins tavo žmoną. Štai, kremas su placenta atitenka jai, kremas veidui. Beoti priemonė, kuri atnaujina, regeneruoja odą, padaro sveikesnę ir skaistesnę. Tai dar kartą linkėjimai. Namie ir čiumpam tas paprikas ir be tų visų mandagumų ir gražių. Taip, tu čiupk dovaną, aš paprikas. Prašau, aš keliaujam, kadangi esu valgęs, tai aš... Einam ragaujam, ir rašysim laišką.
Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams. Laidos rėmėjas Ladina. Darbo saugos specialistai. Ladina.lt